Žodžiu, aš esu Lašara, my name is Toslis. Atsisiunčiau naują programą, dar nemoku dirbti, nežinau kaip čia įrašyti video, bet pasistengsim įrašyti. Noriu padėkoti už gražų feedbacką ir palinkėti visą laiką daryti gerus video, mums labai jie patinka. Aš nesitikėjau, kad žmogus taip nustebs, kad gavo per PayPal 20 eurų, bet ne pinigos esmė tame, kad jai patiko, kad ją kažkas žiūri ir dar labiau kaip neaktyvuoja, kaip ten tas žodis blemba. Karočią darys daugiau gerų video dėl mūsų žiūrovų. 20 eurų ten nesmė. Ir labai gavau gražų feedbacką, daug labai gražių žodžių ir jie nori dėti jos iškirptą video. Tikiuosi, jinai man neuždės copyrights. Ir ačiū už tą statulą. Aš irgi keliu už jūs. Reklamos nedarysim. Bokalą alučio. Ačiū dar kartą už gražų feedbacką. Ir sakau slančią. Ir tai yra, tuoj pasakysim, į sveikatą. Gavau feedbacką nuo Eta Lina Čeleila. Tikiuosi, copyrights nebus. Ir žiūrėkite, prisijunkite, aš įdėsiu jos linką, jos YouTube linką, TikToko nedėsiu, nes aš TikToko pats nenaudoju, tai nežinau, kaip jinai visi vadinus. Gero vakaro, sėkmės, daug sveikatos ir daug video. Laukiam. Ačiū už gerą feedbacką. Ciao. Jūs net neįsivaizduojate, kas man atsitiko. Gavau per PayPalą 20 eurų doneito su tokiu tekstu. Skaitau, nuo Tomo. Leilutė, aš esu Svetlanos vyras iš TikTok. Ji man leidžia kartais jūs pažiūrėti, bet kaip YouTube'as jūs man parekomendavo, aš ant jūsų iš karto pasirašiau. Esu Toslis, bet tikrų vardu Tomas. Darykite daug video ir keikitės kiek norite. Man labai patinka. Aš irgi furistas. Ačiū jums didelis. Žinokit, man čia kaip koks Oskaro statulėlė, kaip koks, nežinau, kaip koks Grammy statulėlė, toks įvertinimas. Ačiū tau, Tomai, Svetlanos vyras. Ačiū labai. Aš labai džiaugiuosi, kad Svetlana kartais leidžia jūs mane pažiūrėti TikTok'e. Ten pas mane TikTok'e biškai kitoks kontentas, ten labiau pošlas, labiau apie pizdavojimąsi, apie, ten ne vaikam. Ir YouTube'as, aišku, ne vaikam. Bet ten dar blogiau negu YouTube'e. Tai va, bet aš žinokit, jūs neįsivaizduojat, kaip jūs mane nudžiuginot. Aš gaunu tą žinutę, skaitau gal kokius 5 kartus iš eilės ir negaliu patikėti. Va tai va, įvertino mano darbą, ta prasme, aš atrodo, nieko ypatingo nedarau. Tai viskas yra iš mano ego. Iš to mano noro pasirodyti, tipo žiūrėjai, kaip čia, pasipantavoti, pavajobuvatsa, ne, tipo, pažiūrėkit, į mane, man taip trūksta dėmesio, nes man visą gyvenimą iš tikrųjų trūksta dėmesio, nuo pat gimimo, nuo pat vaikystės. Man patinka, kai į mane žiūri, kai aš deklamuoju eilėraštį, kai aš kažką kalbu ir visos akis, all eyes on me, jo. Tai aš viską darau, visus tos tenai filmukus ir viską visur rodusi dėl to, kad grinai dėl savo ego, kad jį nuraminti, nors kažkiek pamaitinti, nors jisai nepamaitinamas, jis niekada nenuraminamas, jis visą laiką trokšta dar ir kiek tu jam beduotum, jis vis tiek dar daugiau reikalauja. Bet esmė ta, kad žinokit, man šitą jūsų žinutę, man toks įvertinimas, tai reiškia, kad aš tą prasme tą darau nebereikalo, yra žmonių, kam patinka žiūrėti, kaip aš vairuoju fūrą nemokėdama, kaip aš vargstu, kaip aš keikiuos, kaip aš pykstu, kaip aš sakau. Tai žinokit, aš kai gavau tą 20 eurų, galvoju, kaip man čia jos dabar investuoti. Ar nusipirkti kažkokių gadžetų filmavimo, ten laikiklių, visokių, visko prisisiekti, pasistatyti ir taip toliau. Ar kažką savo nusipirkti. Tai žinokit, investavau į Oskaro statulėlę, į šampano butelį. Nusipirkau naujiem metam iš jūsų Dvacoko šampano buteliuką. Jeigu aš dirbsiu su fūra per naujus metus, tai jis kartu važiuos su manim, sėdėdama šalia ant sėdynės prisektas su diržu. Negersiu jo šiandien tikrai. Ir dar likusius pinigus investuosiu į gerą laikiklį, kuris yra kaip selfie stickas ir trikojis. Ir vienu žodžiu, su juo važiuosime gaudyti pramogų jau po kelių dienų toli. Tai va, aš į jį investuosiu. Ačiū jum, Tomai, ačiū labai, ačiū Svetlana, ačiū Tomai. Labai džiaugiuosi, labai
Bliat, nebereikalo viską darau. Nu, nebereikalo. Yra žmonėm, kuriam galbūt pakeliu kažką. Jeigu nenuotaika, tai gal šampano butelį. Ačiū. Ir viskas. Ir atostogos mano tęsiasi, kol kas fūros rodyti negaliu, bet rodysiu vis tiek, ką veikiu, dėl to, kad taip išėjo, taip gavosi, kad neplaninės, bet planinės, nepelnytos, bet pelnytai atostogos visą mėnesį iki gruodžio 15. Oskaras statulėlė! Leilai! Bet rimtai, žinokit, kaip fainai. Aš tokio įvertinimo dar gyvenime nesu turėjus. Ačiū visiems, kas mane žiūrit. Ačiū, kas laikinat. Ir pasakykit nuoširdžiai, ar jums patinka ta rubrika, kai aš skaitau komentarus, ar jie išimti iš filmukų. Nes galbūt, ten tipo, sakysiu, jinai čia skaito, neįdomu, bla 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 bla. Pasakykit atvirai.